Penktadienį įvyko konkursas dėl piliakalnio sutvarkymo ir kurio metu buvo nustatytas eiliškumas konkurso dalyvių. Klausimas būtų toks, kodėl konkursas išvis buvo skelbiamas? Situacija turėjom Ukmergėje situaciją gana įtemptą, kadangi norint pertvarkyti gatves, mūsų aikštės, skverus ir kitus objektus, visada iškyla visuomenės nuomonė. Vieniems tai yra gražu, kitiems yra nesuprantama, tretiems turėtų būti visai kitaip. Ir matydami tokią situaciją, kad bet kur tvarkant gatves, aikštės ir kitus dalykus, mes turim turėti bendrą viziją, kaip atrodys Ukmergė, kaip jį plėsis, kaip jį vystysis, kad kiekvienos investicijos labai dėrėtų ir vienas kitą papildytų, kad tai gautųsi, miestas turėtų savo veidą. Taigi, dėl tų priežasčių, pirmiausia, mes pradėjome Ukmergės senamiesčio galimybių studiją, kuri apibrėžtų bendras tokias tendencijas vystymas ir plėtros senamiesčių, o konkrečiai išryškindami pagrindinės prioritetinės vietas, kaip mūsų piliakalnis, mūsų Pilies kalnas, centrinė aikštė, apsisprendėm, nuo kogi mes turėtume pradėti. Ir viena iš minčių, kad vienas iš reikšmingiausių, svarbiausių objektų yra mūsų piliakalnis. Tai šiai visai piliakalnio zonai buvo ir priimtas sprendimas, kad pirmiausia čia turėtume padaryti idėjų konkursą, kad būtų pasiūlytos idėjos, kaipgi mes turėtume išeksponuoti ir pritaikyti šitą pagrindinę erdvę mūsų visuomeniniams poreikiams, vystant turizmą, vystant visuomeninį gyvenimą. Ir dėl to buvo apsispręsta tą pirmąjį tokį idėjų konkursą rengti šiai teritorijai. Bet konkurso parengimui buvo tik tai, projektų parengimui, buvo duotos tik tai 2 savaitės pats konkursas. Architektų nuomonė, specialistų nuomonė, tai pakankamai trumpas laikas. Ar kodėl tai gavosi? Supratau. Dėliojantis mes rugpjūčio pabaigoje dėliojantis pačias tas idėjas, tikrai mes planavom, kad tas laikas turėtų būti ilgesnis ir skaičiavom kažkur 3-4 savaitės. Bet kadangi tai yra susijęs su viešaisiais pirkimais, su terminais, gavosi taip, kad paruošus tas sąlygas, apsvaršius, apdėliojus, jas reikia paskelbti viešųjų pirkimų tinklapyje. Ir tas skelbimas tikrai nusitraukė ir mes 1,5 savaitės praradom, kadangi kol nepaskelbta viešųjų pirkimų tinklalapyje, mes negalim tos žinios skelbti ir bet kokioj kitoj vietoj. Taigi, manom, kad galbūt mūsų ir nepatirtis ir sudėtingas dalykas, kadangi daugumoje tas konkursus darydavo atskirai, architektai tik taip savo dalį skelbdavo, o mes padarėm, kad tai atitiktų ir viešųjų pirkimų įstatymą, kad galėtume rezultate su nugalėtojais dėrėtis, kad jie galėtų atlikti mums ir techninį projektą. Tai toks sudėtingas derinys ir viešųjų pirkimų, ir konkurso sąlygų, architektūrinių reikalavimų. Tikrai mes galbūt nepaskaičiavom, kad to laiko tiek reikės, o kadangi jau buvo paskelbtos datos ir išsiųsta viešųjų pirkimų, galiausiai, kad tos gavosi 2 savaitės. Ir manom, kad tikrai darom išvadas ir ateityje darom, tai manytume, kad ir minimum reikėtų kokių mėnesio, kad turėtų projektuotojai pasiūlymams pateikti. O kaip Jūsų manymu konkursas pavyko? Tikrai labai džiaugiuosi, kad mes sulaukėm 6 pasiūlymų. Vertinant
pasiūlymus, klausantis pastabų, klausantis priekaištų, galbūt vis vien džiugu tai, kad mes jau turim idėjas, kaip galėtų keistis ta erdvė. Aišku, tobulumui ribų nėra, jos galėtų būti ir platesnis, bet manau, kad turėdami gana trumpą laiką mes turim gana neblogus pasiūlymus ir manau, kad tai leis mums sujudėti su ta viešąja erdve, atliekant jau konkretų techninį projektą ir tikrai išryškinant mūsų piliakalnį kaip vieną pagrindinių mūsų miesto akcentų. Bet ar nesikeis projektas, tarkim, laimėjęs projektas, nuo pradinio varianto iki galutinio kažkaip tai kardinaliai, kadangi jau aplink piliakalnį ką tik tai pastatyti stulpai apšvietimo ir vėlgi tai gali netikti visų. Supratau. Eilinis kasdienis gyvenimas jis vyksta ir ten greta esančiose gatvėse, kuriuose buvo, panaikintas apšvietimas, jis yra atstatomas ir eina eiliniai darbai, bet kas liečia pačios idėjos laimėjusios projekto realizavimą, tikrai techninio projekto metu gali pasikeisti, nes atsiranda archeologų reikalavimai, atsiranda, požeminės komunikacijos ir visi kiti dalykai, bet mes tikimės tikrai, kad pagrindinės idėjos, tas, kurias mes pasirinksim, tikrai norėsim, kad jūs būtų maksimaliai artimus tam, kas yra, ir kad tai harmoningai dėrėtų su visa aplinka. Konkurso komisijoje pradžioje nebuvote įtrauktas jūs atsiradote tik vėliau prieš vertinant rezultatus. Kodėl taip įvyko ir ar šiuo atveju neturėjo lemiamos įtakos balsas ne architektų, bet valdininkų? Supratau. Kadangi situacija yra tokia, kad tai yra gana svarbus dalykas, jūs kaip ir paminėjote, tai yra naujas dalykas, ką mes darom pirmą kartą ir vis dėlto atsakomybė, jeigu jie atsigula ant eilinių specialistų arba eilinių vedėjų, tai yra, manau, kad vis dėlto reikia prisimti ir tokią kaip ir politinę atsakomybę ir aukštesnių lygių, nes jūs matot, kiek yra visokio sueina ir galbūt ir pretenzijų, ir nepasitenkinimo. Ir tikrai patys specialistai, kurie dalyvavo ir savivaldybės, komisijai, bendraujant su jais, jie ir pageidavo, kad būtų kažkas, iš vadovų komisijos pirmininkų, o kas liečia vertinimą, tikrai vertinant, mano balsas kaip komisijos pirmininko nebuvo lemiamas nei vienam vertinime, kadangi vertinimo balai tikrai buvo daugmaž idėjos vertintojų, ekspertų nuomonės tikrai sutapo ir su mūsų nuomonėm savivaldybės atstovų komisijoje, taip kad nemanau, kad tai yra blogai, o kad visus naujus dalykus vis dėlto reikia kažkam atsakingai ir nuosekliai tą daryti, todėl tai buvo priimtas sprendimas, kad kadangi pats aš dalyvauju ir nuo pradžiai ir dėl studijos, senamiesčio plėtros ir esu įsigilinęs į tuos visus procesus, kurie vyksta, tai buvo priimtas sprendimas toks, paskirti mane komisijos pirmininku. Nustatytas eiliškumas projektų jau dabar ir kokie bus tolesni žingsniai ir kada maždaug tas projektas bus pradėtas, jeigu bus pradėtas įgyvendinti. Penktadienį bus sekantis etapas, kai bus pakviesti visi, sustatytas eiliškumas, pakviesti autoriai, viešo posėdžio metu bus atplėšti vokai, kuriuose yra, sužinosime, kas po kiekvieno kodu slepiasi koks autorius
vėliau įvertinus jų administracinę atitikti reikalavimams, tai yra sąlygoms, ta eilė bus patvirtinta, arba jeigu įvyks netitikimai kažkokie, ta eilė pasikoreguos ir galiausiai pasikoregavus arba patvirtinus šitą eilę bus viešai paskelbtas nugalėtojas, o sąlygos skelbia tai, kad su 2 pirmos, antros vietos nugalėtojas mes pasiliekam teisę dėrėtis dėl konkretaus techninio projekto, kuris liestų patį Piliakalnį ir greta esančią pirties griuvėsių sklypą, jų sutvarkymą, kaip ir pirmą iš etapą visos zonos tvarkymą. Tai ir manytume, kad šis techninis projektas turėtų gimti iki kitų metų pradžios, ir jau kitų metų pradžioje mes teikiam paraišką ir tikimės gauti paramą iš Europos Sąjungos pinigų, tai yra turizmo infrastruktūros plėtra Ukmergės senamiestyje. Realiai nuo idėjos iki realizacijos būtų gana, manome, kad per metus mes jau turėtume konkrečius rezultatus. Ir ar planuojama ateityje kokius nors konkursus daryti? Taip, kadangi pagal prioritetus antroji zona ir labai svarbi yra mūsų Pilies kalnas, galima pasakyti, kad Vilnius ir Ukmergė tik turi vidury miesto Piliakalnį ir turi Pilies kalną. Taigi Pilies kalnas su prieinančia visa teritorija, kuri ribojasi nuo Kęstučio aikštės, upė, Klaipėdos gatvė ir Vilniaus gatvė. Tai vat šitam visai teritorijai mes skelbtume kitų metų pradžioje idėjų konkursą, kuris tikrai duotume pakankamai laiko, kad pritraukti pakankamai architektų, sugeneruoti pakankamai idėjų, kad mes tikrai ši zona irgi taptų labai svarbi, kad atsirastų konkrečios idėjos, o per kitus projektus, per europinius, per bendradarbiavimą tarp sienų, planuojam konkrečiom vietom, tokiom kaip centrinė mūsų aikštė, Pilies parkas, ieškoti lėšų. Ir manom, kad jeigu viskas sektųsi, per kokius 3 metus mes irgi galėtume šioje vietoje pajudėti su konkrečiais jau projektais ir darbais.